Surengtoje spaudos konferencijoje Liberalų ir Centro sąjungos vadovas Artūras Zuokas iškėlė pagrindinės kuro kainų augimą įtakojančias priežastis ir pristatė Liberalų ir Centro sąjungos siūlymus, galinčius padėti sustabdyti stulbinančiai spartų degalų kainų augimą. Artūro Zuoko teigimu, viena iš esminių kuro kainų kilimo priežasčių yra konkurencijos degalų rinkoje nebuvimas ir šiuo metu tik mažeikių naftai palankių kuro kokybės kriterijų kėlimas. Kita vertus, peržiūrėjus mūsų vertinimų protekcionistinius reikalavimus dėl kokybės, atsirastų matyti alternatyvos vežėjams atsivežti degalus iš kitur, iš kitų valstybių, ko pasiekoje šiandien tai būtų irgi reikalingas sprendimas, nes įvertinant infliacijos dydį, kainų augimą, nes nereikia užmiršti, kad benzinas ženkliai įtakos visų produktų, maisto produktų, visų prekių ir paslaugų kainas. Ir šiandieniniu laikotarpiu priemonės tokios, mano manimu, yra neišvengiamos ir būtinos. Ir nebejoju, kad vyriausybė jas įvertins. Liberalų ir Centro sąjunga savo siūlymus dėl degalų kainų augimo pristabdymo pateikė vyriausybei. Todėl Liberalų Centro sąjunga ir siūlo vyriausybei šiandien peržiūrėti tam tikrus nutarimus, kurie mūsų manymu iš esmės riboja konkurenciją, ko pasiekoje Lietuvos gyventojai moka žymiai brangiau už degalus negu mūsų kaimyninėse valstybėse vairuojantis vairuotojai. Tai yra peržiūrėti privalomų atsargų kaupimą ir persimtų šią naštą valstybę. Antra, peržiūrėti tam tikrus reikalavimus dizelio kokybei, kurių neegzistuoja daugelį ES valstybių. Ir ko pasiekoje šiandien degalinių tinklai negali atsivežti pigesnio, analogiškai gero kuro iš kitų valstybių. Na ir trečia, be abejo, peržiūrėti reikalavimus, pagal kuriuos yra steigiamos naujos degalinės, nes biurokratinės procedūros iš esmės taip pat riboja konkurenciją. Liberalų ir Centro sąjunga savo programoje yra numačiusi ir ilgalaikius rezultatus garantuojančius sprendimus. Svarbiausia ateityje, kad miestuose būtų pats geriausias Europoje visuomeninis transportas ir be abejo turėtume įdiegti greitųjų traukinių susisiekimo sistemą tarp Vilniaus, Kauno, Klaipėdos ir Šiaulių. Tam, kad Lietuvos gyventojams žymiai būtų patogiau ir pigiau važiuoti visuomeniniu transportu, tarpmiestiniu transportu, negu naudoti savo automobilį ir mokėti brangiai už kurą.